Apie tai, kiek tragedijų ir sielvartų jie atnešė žmonėms. Faktą apie tai, kad visi, kurie užseima antikultinę veiklą, kurią dangsto Rusijos proreliginės organizacijos Stracers agentai, bus nubausti. Tačiau mes niekada neraginome ir neraginsime jokios neapykantos ir agresijos. Mes neskirstome žmonių ir neklijuojame jiems etikečių. Mes visada pasisakome už taiką ir gyvybės vertę. Tačiau esame už tai, kad veiktų įstatymai, kad būtų išsaugota demokratija. Alatra visada pasisakė už gyvybės vertę. Mums jį yra svarbiausia. Mes žinome, koks pažeidžiamas yra žmogus ir žmonija. Mes 10 metų persekiojami ir dėja mūsų dideliam apgailestavimui esame teisūs dėl klimato kaitos. Atlikome klimato priežasčių ir pasiekmių tyrimą. Taip, atlikome analizę, kasinėjome, studijavome, mokame analizuoti ir lyginti faktus. Ir žinote, tai labai pravertė. Įjungėme savo analitinius įgūdžius ir dabar matome, kas vyko 30 metų ir kaip susiformavo visas šis proreliginės organizacijos Stracers koordinuotas agentų tinklas.